Šiame filmuke parodysiu, kaip išsikepti štai tokias bandelės, neturint jokių virėjo įgūdžių. Bet pirmiausia, lekiame į Maksimą ir nusiperkam Veldan šaldytos sluoksniuotos tešlos. Tuo pačiu nepamirštam pačiupti bei smulkintos kiaulienos ir jautienos. Recepto aprašymą tradiciškai atrasite komentaruose. Šaldytą sluoksniuotą tešlą prieš gaminant bandeles pirmiausia reikia atlaidinti, o jau vėliau ant tešlos dėti prieskoniais gardintą smulkintą kiaulieną ir jautieną. Tada ant smulkintos mėsos uždėkime karamelizuoto svogūnų džemo ir uždenkime likusiais tešlos lakštais. Belieka gautus paruoštukus supjaustyti lygiomis juostelėmis. Na ir pradedame formuoti bandeles. Iš pradžių sukite, kol susisuks štai tokia spiralė, o jau vėliau formuokite sraigės namelį. Taip susukę visas juosteles, jas sudėjus į skardą reikia sutepti kiaušinio plakiniu ir pabarstyti sezamo sėklomis. Priklausomai nuo jūsų orkaitės bandeles kepame 180 laipsnių temperatūroje 20-30 minučių. O iškeptas bandeles galima dar pagardinti klevų sirupu. Tad gaminasi bandelės labai paprastai, bet gaunasi labai skaniai.